Papokštaukim. Egidijus labai nusiteikęs šiandien pokštauti, sako, reiktų paskambinti Evelinai ir galvojom čia tą situaciją, ji operavo šuniuką, sako, gal kokiu tepalu, kad patepti. O aš sugalvau kitą Egidijų variantą, pasiūlykim dar vieną šuniuką. O ką ten su vienu? Jeigu atsilieps. Šiandien nieks nekelia ragelio. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Ar su ponia Evelina kalbu? Taip. Jūs iš veterinarijos klinikos patrukdė, jūs pas mus šuniuką operavot. Mama, žinokit, vėžė, taip. Čia su daktaru kalbu? Taip. Tai mama čia, ar ne? Jūs nelabai žinot kažką? O kaip suprastu? Kaip šuniukas jaučiasi, kaip viskas? Kaip ir nieko, pas jūs vakar buvo atvažiavęs. Taip, bet žinokit, tokia situacija. Mums čia dabar vienas žmogus atvežė šuniuką ir jūs tiesiog skambinu mūsų klientams ir noriu pasiūlyti tiesiog šuniuką. Paliko mums, sako, gal kažkam reiktų to šuniuko. Žmonės išvažiuoja ten į užsienį, sakau, gal jums reiktų šuniuko, kito dar vieno. O Jėzu, nežinau, kad kur jau du, taip ir aš asmeniškai, aš pati dar vieną turiu atskirai nuo tėvelių. O šitą, žiūrėkit, kokias veislės šuniukas, kiek jie metų? Šuniukas špicų veislės, jaunas, pusės metų. O tai, vienu žodžiu, žinokit, ne. O tu čia tas špicas, tai mažiukas? Mažiukas toks jo. Tai čia galbūt galim pas jūs užvažiuoti, pasižiūrėti, ar kaip čia, nežinau, tai su dokumentais skiepytas. Taip, viskas suskiepytas su dokumentais, bet kaip galvojat, kad gali reikti, ar ne, šuniuko? Ne, šiaip tai turim, bet aš tokį dėl kitą žmogų, žinau, kad galvoju, tai nežinau, ką jums ir pasakyti. Kitam žmogui, kad reiktų, ar ne? Aha. Tai jo. Gerai, tada reiktų man, kad tas žmogus paskambintų man tada. Per kiek čia maždaug laiko? Gerai būtų iki vakaro šiandien. Iki vakaro, gerai tada. Tai man tegu paskambina, jūs telefoną užsirašykite, dabar aš tuoj pasakysiu jums, gerai, kokios skambinti čia reikia. Sekundėlę. O tu kaip čia sugalvojat pasiūlyti, o nepaliko prieglaudų, kodėl pas jūs paliko? Aš nežinau, žmonės tokie, kažkokie įdomus. Gerai, padiktuokit numerį. Tai dabar jūs gerai klausykit, gerai dabar? Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas, pokštaujam truputėlį. Čia Egidijus tikriausiai juokauja. Taip, Egidijus, žinokit. Aš sakau, kad daktaro balsas nelabai panašus. O kodėl taip iš karto Egidijus, tai čia toks pokštininkas, ar kaip čia dabar? Taigi žinau, kad jis į radiją visą laiką lindęs ir visus linksmina radiją. Taip. Tai sako, paskambinkit būtent Evelinai ir pasakykit, šuniuko operavo, gal kokiu tepaliuku patep, ką ten galvoju to tepaliuku patep dabar? Sakau, reikia šuniuką pasiūlyti. O, tu dieve, tikrai juokdarys. Klius jam, kai susitiksim. Klius, ar ne? Gerai. Klius, su rimtu reikalu atrodo viskas. O čia mat kaip pasirodo. Taip. O kokį šuniuką turit, man šiaip įdomu? Aš neveislinis, kad matė vėlės ir 2 vilkšunis laiko, o aš neveislinis šuniuką. Supratau, kiek metų jau? Šuniukui? 4. Aha, nes aš irgi turiu špicą, žinokit, labai fainas irgi toks, už tai pasiūliau špicą. Galvoju, dieve. Vienu žodžiu, perduokite Egidijui linkėjimus. Tai jis klausosi, galit pasakyti kažką. Nieko susitiksim, pašnekėsim. Ką ten jau dabar, susitiksim? Aš jam atvešiu, perduokit, kad girdėtų, aš jam 5 atvešiu šanis, ne 1, bet 5. Egidijau, ruošk dabar jau, nežinau, nebebūtė jau name tada reiks gyventi kažkur. Ne mano reikalas dabar, su 5 šunim dabar galės gyventi.
Tai puiku, iš tikrųjų. Nu va, tai smagu, labai smagiai pašnekėjom iš tikrųjų, tai gero jums savaitgalio, geros nuotaikos. Ačiū labai už pralinksminimą, bet ir šiaip, žodžiu, gerai, dėkui labai. Labai smagu tikrai buvo pakalbėti. Sėkmės. Geros dienos. Jums taip pat, viso geriausio. Dėkui, viso.